Nuo Vilniaus Ryto krepšininkai rytoj Čekijoje tęs kovą dėl vietos FIBA čempionų lygos finalo ketverte. Praėjusią savaitę pirmose FIBA čempionų lygos ketvirtfinalio rungtynėse namuose Giedriaus Žibėno vadovaujama komanda 77-70 įveikė Nimburko Eros klubą ir serijoje iki 2 pergalių įsiveržė į priekį. Jeigu rytoj vilniečiams pavyks iškovoti pergalę, jie tiesiausių kelių žengs į gegužės 7-9 dienomis Badalonoje vyksiantį finalo ketvertą. Jeigu ne, trečiosios lemiamos rungtynės balandžio 15 bus žaidžiamos Ryto arenoje. Vos 2,5 sirgalių talpinančioje arenoje susitikimas prasidės 19:30 min. Jį tiesiogiai transliuos LRT Plus ir portalas LRT LT. Mes tikrai nežaidėm gerų rungtynių namuose pirmų. Tai norisi patiems tikrai sužaisti geriau visų pirma ir būti tokiem patiems, kaip pasakyti, grubiems gynyboje, kai buvom pirmose rungtynėse, kai nėjo tas puolimas ir taip pat tos talentą kažkiek bandyti atsilaikyti, nes tikrai komanda Nimburgo išsiskiria šituo ginklu. Nieko mes nesam šiai momentui laimėję, viską reikės įrodyti rytoj ir žinom, išlikimo rungtynėse dažnai komanda žaidžia prieš galimybę. Tai tikrai esam šitoje vietoje labai kuklus, esam ant žemės ir reikės visą darbą rytoj padaryti patiems. Mums tai mirties ir gyvybės klausimas. Pastarąsias dienas ruošiame šiam susitikimui, tikimės, kad pasiruošimas padės. Abi komandos darys mažų pakeitimų, bet mes savo sistemą užtikrinti, o savo tapatybės idėjų per savaitę nepakeisi. Susitinka 2 komandos, kurios viena kitą gerai pažįsta. Tikiuosi, kad juos gerai pažįstame.